Sveiki visi, jūs esate Crypto Artika YouTube kanale ir šiandien kartu su jumis mes pakalbėsime apie kriptovaliutų rinką, pasižiūrėsime, ko mes galime iš jos tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintys komentarę. Taigi štai čia yra Bitcoino grafikas, čia yra lokalus grafikas ir iš karto noriu pabrėžti štai šitą modulį, apie kurį mes kalbėjome ir jis vadinasi Falling Wedges. Jo tikslas yra pasiektas, mes matome, kad štai čia buvo pramušimas, tai yra mes pramušime šio modulio viršutinę ribą, tai yra trendo linija ir gavome lokalų augimą. Tai dabar kyla klausimas, kas bus toliau, ko mes galime tikėtis, ar vis dėlto Bitcoinas eis dar aukščiau, ar mes galime tikėtis tolimesnės korekcijos. Tai būtent apie tai šiandien mes ir kalbėsime ir pasižiūrėsime, kas laukia Bitcoino ir ko mes galime tikėtis iš kriptovaliutų rinkos. Štai čia yra sekantis Bitcoino grafikas ir štai čia mes matome, kur yra Bitcoino gepai ir iškart noriu pabrėžti štai šitą didelį gepą ir mes matome, kad Bitcoinas jau įžengė į jį ir bando uždaryti. Tai šito gepo viršutinė riba yra maždaug ties 84,5 tūkstančių dolerių. Na ir mes turime tikrai pakankamai gerą progą uždaryti šitą gepą. Matome, kad liko visai nedaug, kad mes uždarytume štai šitą gepą ir iškart galime atkreipti dėmesį, kad štai čia mes turime du mažesnius gepus žemiau. Pats žemiausias gepas, kuris pas mus yra, tai yra maždaug ties 67 tūkstančių dolerių riba. Jeigu kalbam apie Bitcoino likvidumą, tai štai čia mes turime Bitcoino grafiką ir matome, kur yra įsidėstęs likvidumas. Na ir kol kas mes matome, kad viršuje mes turime dar likvidumo, bet apačia likvidumas yra ženkliai didesnis ir jis gali veikti tarsi magnetas ir mes bet kokiu atveju turime jį surinkti. Pats aukščiausias likvidumas, kuris pas mus yra viršuje, tai yra netoli 84 tūkstančių dolerių ir mes galime gauti Bitcoino long squeeze, tai yra galim pamatyti tiesiog spaiką į viršų, surinkti likvidumą, uždaryti gepą ir eiti į apačią. Štai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką, čia yra vienos dienos time frame grafikas ir jūs esate matę šį grafiką ir mes galimai dabar formuojame fakeoutą, bandome surinkti likvidumą ir toliau pakristi. Štai čia mes matome prieš tai esantį scenarių ir čia yra modulis, kuris vadinasi bear flagas, mes prie to prieisime ir dabar mes matome, kad formuojame labai panašų modulį ir klausimas, ar mums pavyks jį pramušti. Kaip ir minėjau, čia galimas long squeezas, likvidumo surinkimas, gepo uždarimas ir tolimesnė korekcija. Prieš tęsiant šitą video toliau noriu dar kartą priminti apie VEX kriptovaliutų biržą ir kas dar neturite paskyros, tai aš rekomenduoju susikurti paskyrą naudodami mūsų registracijos nuorodą arba įrašykite referral code žodis Arktika ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų. Pats pagrindinis bonusas, kurį jūs gausite, yra lygiai po 24 valandų, kai jūs užsiregistruosite, jūs gausite VIP2 statusų, kurio dėka bus mažesni komisiniai mokesčiai ir kuo daugiau prekiausite, tuo daugiau staupysite ant komisinių mokesčių. Štai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką, jis yra vienos dienos time frame grafikas ir aš tai čia pavaizdavau daug maž koks yra galimas scenarius. Taigi mes čia dabar bandome suformuoti bear flagą, kylantį kanalą, kitaip jis vadinasi Rising Wedges ir jo aišku tikimybė yra didesnė, kad mes pramušime ir eisime žemiau. Jo tikslas gali būti štai toks, koks yra grafike ir trumpai dabar paaiškinsiu kodėl. Tai štai čia mes turime prieš tai esantį kritimą ir jeigu šitas modulis suveiks, tai reiškia, kad mes galime tikėtis, kad būtent toks bus jėgos rezervas ir mes galim pamatyti labai panašų judėjimą. Na ir štai čia yra šiek tiek detalesnis grafikas, kuriame jūs matote bear flagą, matote kaip jis atidirba prieš tai ir štai čia mes turime dvi likvidumo zonas, kurias dabar mes bandome surinkti ir jeigu mes protestuosime šiek tiek aukščiau esančią likvidumo zoną, pasipriešimo zoną, ten bus uždarytas gepas ir būtent nuo čia galime gauti lūžio tašką ir tęsti mūsų korekciją. Štai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką ir štai čia mes turime du levelius, čia levelį yra pasipriešinimo ir iškart noriu pasakyti, kad mes galime štai čia išvelgti zoną ir kol kas mes matome, kad štai čia yra stipri pasipriešinimo zona ir Bitcoinas bando ją keisti, bet mes galime gauti, kaip ir minėjau, long squeeze, surinkti likvidumą, uždaryti gepą, gauti fakeoutą ir grįžti atgal į mūsų kanalą. Taip pat noriu pabrėžti, kad štai čia mes turime palaikymo zoną, kuri prasideda maždaug nuo 48,5 tūkstančių dolerių ir tęsiasi iki 56 tūkstančių dolerių. Tai yra, jeigu pas mus suveiks dabartinis bear flagas, kurį mes formuojame, gausime korekciją, tai mes tikrai turime nueiti iki šitos zonos ir kaip minimum šitą zoną mes gausime kritimo sustabdymą ir galimas atšokimas. Kol kas apie tai mes nekalbėsime, tiesiog jūs turėkite omenyje, kad šita palaikymo
pasipriešinimo zona yra ir jinai yra aktuali bei jinai yra stipri ir mes turime ją atkreipti dėmesį, o dar geriau jūs galite tiesiog persibrėžti savo grafike. Na ir trumpai noriu dabar aptarti dėl Bitcoino dugno, ar jis jau buvo, ar mes galime tikėtis, kad bus dar vienas dugnas ir tik tada keisime trendą. Tai jeigu mes pasižiūrėsime pagal ciklus, tai yra prieš tai, kai buvo bear marketas ir kada buvo lūžio taškas, kada buvo trendo pasikeitimas, tai aš sakyčiau, kad mes randamės maždaug štai čia. Ir jeigu šiek tiek priartinsime, tai dabar norėsiu pasakyti, į ką verta atkreipti dėmesį. Štai čia mes irgi turėjome štai tokį kylantį kanalą, bear flagą, Rising Wedge modulį ir tada mes jį pramušime ir matome, kad štai čia suformavome divergence ir tik tada bandėme keisti trendą. Na ir jeigu pasižiūrėsime, kaip buvo dar prieš tai esančiame bear marketą, kas buvo ir mes matome, štai čia buvo irgi augimas, buvo štai toks bear flagas, kylantis kanalas, Rising Wedge'as, tada mes pramušime, štai čia suformavome naują dugną, buvo divergences ir tada mes perėmė į bull marketą ir pamatėme štai tokį augimą. Taigi, jeigu kalbam apie dabartinį dugną, ar jis jau buvo ar ne, aš sakyčiau, kad štai čia mes dabar matome vyksta augimas, mes galime pratestuoti štai šitą pasipriešinimo zoną, kaip tik uždarysime gapą ir štai tokiu būdu nueisime į apačią, suformuosime divergence, tai yra naują dugną ir tik tada bandysime keisti trendą bei išeiti į bull marketą. Aišku, situacija gali keistis, bet jeigu žiūrint pagal ciklus, kol kas mes turime pakankamai didelę tikimybę pamatyti būtent tokį scenarijų. Štai čia turime dar vieną pakankamai įdomų grafiką, tai čia yra vienos dienos time frame grafikas ir aš jums pažymėjau prieš tai du esančius scenarius, kaip buvo ir kas vyksta dabar. Štai šita vertikali linija reiškia, kad mes įžengėme jau į gegužės mėnesį ir prieš vasarą mes galime tikėtis, kad volatilumas šiek tiek pakris ir mes galim pamatyti rinkoje korekciją. Taigi, ką mes matome šitam grafike, tai mes matome štai tokias pasipriešinimo zonas, matome, kad mes nueiname iki jų, surinkame likvidumą, gauname false breaką, fake outą ir keliaujame žemiau. Aišku, mes turime turėti omenyje, kad šitas scenarius, apie kurį mes kalbame dabar, jis yra aktualus ir jis yra pakankamai daug tikėtinas. Kodėl? Nes štai čia mes turime keletą signalų, kad jau jėgos rezervas eina į pabaigą, galimas likvidumo surinkimas, gapą uždarimas ir judėjimas į apačią. Kol kas mes bet kokiu atveju esame bear markete ir aš jums dar parodysiu, kaip atrodo ciklai, kiek laiko jie trunka ir kada mes galime tikėtis, kad baigsis mūsų bear marketas ir mes keliausime į bull marketą. Taip pat turime dar vieną įdomų Bitcoino grafiką ir mes matome 2021 metų scenarių ir dabartinį, tai yra 2026 metų ir ką mes čia matome, čia yra savaitinis grafikas, štai čia mes turime tokį kanalą, štai čia ir štai čia turime pramušimą, dabar mes bandome eiti aukščiau, patvirtinti pasipriešinimo zonas, levelius ir jeigu gausime rejectą, tai mes matysime lygiai identišką scenarių, kaip ir buvo prieš tai ir čia mes galime kalbėti apie ciklus, nes kiekvienas ciklas atrodo daugmaž vienodai ir mes galime matyti daugmaž tokį pat scenarių. Štai čia aš pažymėjęs, kada keitėsi trendas, tai čia yra divergences, apie kurį mes kalbėjome ir čia yra savaitinis grafikas ir būtent kai turėjome mes tokį divergence, tai reiškia, kad mes galime tikėtis, kad trendas bando keistis ir mes perinam iš bear marketo į bull marketą. Tai dar kartą pasikartosiu, kur mes esame dabar, tai mano aky mes esame maždaug štai čia, nes čia yra labai panašus modulis, labai panašus grafikas ir mes matome, kad štai čia buvo dar vienas dugnas ir jeigu mes pamatysime lygiai tokį pat scenarijų, tai yra mes pamatysime korekciją ir kad suveiks bear flagas, aišku, štai šitoje zonoje, kai mes turėsime naują dugną, galime bandyti kaupti pozicijas, aišku, niekur skubėti nereikia, nes čia yra savaitinis grafikas ir tikrai turėsite pakankamai daug laiko, kad susirinkti pozicijos ir laukti ateinančio bull marketo. Na ir kaip minėjau prieš tai, kad trumpai pakalbėsime apie ciklus, tai šitam grafike jūs matote, kad aš esu sužymėjęs, kiek laiko trunka bull marketas, jis pažymėtas žalia spalva, kiek laiko trunka bear marketas ir jeigu trumpai tariant, tai bull marketas, tai kiekvienas bull marketas maždaug trunka 1064 dienas, o bear marketas maždaug apie metus. Ir jeigu mes žiūrėsime dabartinį ciklą, tai mes galime tikėtis, kad mes po biškį judėsime į bull marketą būtent šių metų gale ir kol kas mūsų laukia dar arba konsolidacija, arba dar vienas dugnas. Taip pat šitą situaciją mes galime įvardinti, kad čia yra bull trepas. Ką tai reiškia? Tai trumpai tariant, žmonės tiesiog bando
vadovautis emocijom ir tiesiog grafika sudaro tokį įspūdį, kad čia yra apsisukimas ir mes eisime į viršų ir labai daug žmonių, kas atsidaro long pozicijas, kas šiaip surinka pozicijas ir tada pas mus gaunasi, kad apačia pas mus yra pakankamai daug likvidumo ir tas likvidumas yra žemiau nei prieš tai esanti banga, nes labai daug žmonių stato savo stop lossus šiek tiek žemiau nei prieš tai esanti banga ir dėl to mes galime jį labai lengvai surinkti, suformuoti naują dugną, tokiu būdu mes formuojame divergence ir tik tada keičiame trendą. Trumpai su jumis noriu pasidalinti, ką mes darome mūsų uždaroje bendruomenėje ir noriu pasakyti visų pirma, kad mes galim prekiauti bet kokioje rinkoje, tiesiog mums reikia pasirinkti mūsų timeframe'us ir atitinkamus lūkesčius. Mes galim prekiauti tiek lokaliai, tiek globaliai ir mes bet kokiu atveju turime pristaikyti prie rinkos. Tai mes turėjome keletą labai gerų setupų ir tikrai pavyko pasiimti pakankamai gerą kainos judėjimą. Tai štai čia mes matome yra moneta LAB ir mes matome, kad štai čia buvo kainos spaudimas ir dabar pasižiūrėsime, kas iš to gavosi. Na ir štai čia grafike mes matome, kad yra kainos spaudimas ir matome, kad pavyko pagauti visai gerą kainos judėjimą ir tikrai tai buvo pakankamai lengva nuskaityti pagal grafiką. Na ir štai čia matote, kad tikrai mums pavyko pagauti ne tik man, bet ir mūsų nariams ir dabar pasižiūrėsime dar vieną grafiką ir čia bus lygiai toks pat modulis, šiaip galite savo jį pasižymėti, kad jeigu yra kainos spaudimas ir jeigu mums pavyksta pramušti pasipriešinimo levelį arba zoną, tada mes galime tikėtis pakankamai gero impulso. Na ir štai čia yra kitas setupas, kuriame mes turime irgi kainos spaudimą, tai moneta vadinasi LAB ir dabar mes perėsime prie grafikų ir pasižiūrėsime, kaip tai atrodė grafike ir koks buvo pramušimas. Na ir štai čia mes turime monetos tag grafiką, štai čia mes turime kainos spaudimą ir aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad jeigu mums pavyksta pramušti štai šitą pasipriešimo zoną, mes turime gauti pakankamai gerą impulsą ir šitas impulsas buvo šiek tiek daugiau nei 60%. Jūs galėjote pastebėti, kad šitas setupas yra lygiai tas pats, kas ir LAB grafike. Mes turime labai aišku kainos spaudimą, suprantame, ką mes matome grafike, bei mes žinome, ko tikėtis toliau. Taip pat kviečiu visus prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės, bendrauti ir prekiauti kartu. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, tikiuosi video buvo naudingas, nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintys komentarę. Na ir noriu visus pakviesti į mūsų nemokamą Telegram grupę, kurioje jūs rasite daug naudingos informacijos apie kriptovaliutų rinką. Iki greito.